Taupyti pinigus visiškai neapsimoka. Ir žinau, ką jūs pagalvojat, kad žirvinai tikriausiai tau pasimaišė protas. Bet pažiūrėkim į tai, ką šiandien noriu pasakyti. Ką aš turiu omeny? Kad jeigu jūs pinigus tiesiog taupote ir juos laikote savo kišenėje, kojinėje ar tiesiog banko sąskaitoje, tai savaime suprantama, kad tie pinigai ima ir nuvertėja. Pažiūrėkime šiandien detaliau į tai, kiek realiai pinigai nuvertėjo nuo 2002 metų. Tai reiškia, jeigu jūs 2002 metais turėjote savo sąskaitoje tiesiog banke 100 eurų. Žinau, kad tuo metu neturėjome euro, turėjome litą. Paimkime, kad turėjome 345 litus. Tai nuo 2002 metų iki 2026 metų 100 eurų nuvertėjo ir liko perkamoji galia tik tais 43 eurai ir čia kalbu apie realų backtestą, apie realius duomenis. Ir tariant, jeigu jūs laikėte eurus savo sąskaitoje 24 metus, jūs netekote 47% vertės. Ir dabar sakysite, žirvinai, taigi ne visi žmonės tokie kvaili, kad tuos pinigus laikytų kojinėse. Juk didžioji dalis lietuvių laiko pinigus kur, ypatingai senjorai, vyresni žmonės ir šiaip lietuviai labai mėgsta laikyti pinigus kur, ogi indėlė. Gudrus lietuvis ką padarė, tai yra tuos pinigus ėmė ir laikė indėlė. Gerai, padarome backtestą ir čia, nes dabar su dirbtiniu intelektu labai nesustatingai galim padaryti atgalinį testą, pasižiūrėti, kaip realiai performino indėlis versus grynieji pinigai ir kokia ta reali vertė buvo. Tai vėlgi paimkim tą patį laikotarpį nuo 2002 metų iki 2026 metų ir pažiūrėkim, kaip sekėsi, jeigu tuos pinigus mes padėjome į indėlį su, vėlgi pasakysiu, realiomis tam laikotarpiu galiojančiamis palūkanomis. Tai per 24 metus indėlis iš tikrųjų paaugo ir sukaupė netgi 149 eurus, kas, sakysite, yra visai neblogas rezultatas. Tai yra 50%, tai yra 49% augimas, kas nominaliai gal ir nebloga situacija. Bet atkreipkime dėmesį į tai, kad pinigai vis tiek nuvertėjo. Mūsų nominali vertė pasiekė 149 eurus, tačiau reali perkamoji galia liko tik tais 64 eurai. Tai vėlgi, net jeigu pinigus jūs taupėte ir dėjote į indėlį, jūs praradote savo perkamą galią. Kitaip tariant, jūs šiandien turite mažiau pinigų, negu turėjote prieš 24 metus. Taupyti tiesiog sąskaitoje neapsimoka, dėti indėlio lygiai taip pat neapsimoka. Tai visa tai yra praeitis ir praeitis, sakysite taip, ateities rezultatų neatspindi. Bet ką mes tikrai žinome, kad tiek Federalinis rezervas, tiek Europos centrinis bankas ir toliau ketina spausdinti pinigus. Kitaip tariant, nėra net menkiausių naujienų apie tai, kad stabdysime pinigų spausdinimą, valstybės nebesiskolins, kad mes gyvensime su kažkokia tai tight monetarinė politika. Ne, eina kalba tik apie tai, kad mes ir toliau skolinsimės pinigus. Tai jeigu mes paimtume ir prognozuotume šiek tiek į ateitį ir paimtume 3 scenarius - optimistinį, realistinį ir pesimistinį. Ir pažiūrėkime, kaip galėtų atrodyti tas pats 100 eurų po 20 metų. Žinau, kad tai yra tik spekulacija. Optimistiniu atveju perkamoji galia turėtų būti apie 67 eurus. Vėlgi, nekokios naujienos. Realistinė situacija. 55 eurai perkamoji galia, tai reiškia 45% sumažėjimas per 20 metų ir pesimistiškai 46 eurai lieka perkamoji galia, reiškia sumažėja 54% mūsų perkamoji galia. Ir tai yra liūdnos naujienos kiekvienam, kuris tuos pinigus ketina tiesiog taupyti ir laikyti sąskaitoje. Tai reiškia, mūsų pinigai garantuotai nuvertės. Gerai. Tai pažiūrėkime, o kągi buvo galima padaryti geriau ir ką buvo galima padaryti su savo pinigais protingiau. Savaime suprantama, kad čia atsakymas yra labai paprastas. Reikėjo tuos pinigus investuoti. Gerai, pažiūrėkime, kas būtų nutikę, jeigu 2002 metais būtumėm tuos pinigus padėję ne tiesiog į sąskaitą, ne į indėlį, o tiesiog būtumėm nupirkę už 100 eurų S&P 500. Kitaip tariant, visas veiksmas, ką padarėme 2002 metais, 100 eurų nupirkome S&P 500 ir viskas. Daugiau nekišome savo nagų, neįnešėme nei 1 cento, nedarėme absoliučiai nieko. Tai per tą patį laikotarpį, per tos pačius 24 metus, mūsų suma pasiekė 821 eurą. Kitaip tariant, šita suma padidėjo sumiškai 19 praktiškai kartų, vietoj to, kad būtų perkamoji galia nuvažiavusi iki 43 eurų. Dabar teisingai reikia suprasti, kad taip, 821 euras skamba gražiai, bet perkamoji galia šito vietoj vis tiek lieka tik apie pusę pinigų. Tai reiškia, kad mūsų perkamoji galia, jeigu buvom investavę į S&P 500 ir tos pinigus laikėm 24 metus, lieka apie
400 eurų. Bet kokiu atveju tai yra 10 kartų geriau, negu būtų buvę laikyti tiesiog tuos pinigus sąskaitoje. Tai šiandien peršasi labai paprasta išvada. Taupyti pinigų tikrai neapsimoka. Netgi taupyti pinigų indėlį neapsimoka. Ką verta daryti, ką apsimoka daryti, tai tuos pinigus reikia investuoti. Gerai, ir jeigu jau kalbam apie investavimą, šiandien noriu pasidalinti tokia trumpa paprasta strategija, kuri yra labai efektyvi, apie kurią tikriausiai pasidalinsiu galbūt pirmą kartą, bet manau, kad ji padės ir jums turėti daugiau aiškumo, kalbant apie savo finansus. Ir šita strategija remiasi labai paprastų principų. Tai yra atskirų sąskaitų principų ir apie atskirą sąskaitų principą aš esu kalbėjęs jau daugybę kartų, kad reikėtų savo finansus valdyti ir skirstyti į atskiras sąskaitas. Tai yra principai veikia tie patys, dėl to jie yra labai paprasti ir labai veiksmingi. Dabar šitoje vietoje strategija, mūsų investavimo strategija remiasi pinigų paskirstimu pagal terminus. Kitaip tariant, turime pinigus trumpam terminui, kurie yra investuoti, vidutiniam terminui ir ilgam terminui. Tai reiškia, tuos pinigus paskirstume į 3, galim sakyti, kibirus, į 3 sąskaitas ir tas investicijas valdome atinkame pagal tam laikotarpiu skirtus įrankius. Vėlgi, vieni įrankiai yra skirti ilgam laikotarpiu, kaip pavyzdžiui tas pats S&P 500 ir didžioji dalis ETF-ų, jie yra skirti ilgam laikotarpiu. Kiti įrankiai yra skirti trumpam laikotarpiu, tiesiog pasidėti pinigus, nežinau, pusę metų, metams, kaip ir tie patys indėliai, bet jie visai netinka labai ilgam laikotarpiu. Tai gerai, pažiūrėkime, kokie tie kibirai ir ką į tos kibirus galima būtų įdėti. Svarbus momentas, kad visa tai, apie ką aš kalbu, nėra investicinis patarimas. Tai yra daugiau pasidalinimas patirtimi, idėja, kaip galima daryti, bet tai, apie ką aš kalbu, apie tie įrankiai, apie kuriuos aš kalbu, tai nėra investicinis patarimas. Jūs privalote pasidaryti savo analizę. Aš nesu licencijuotas finansų makleris ar ekspertas, aš esu tik žmogus, kuris investuoja, kuris domisi finansais ir kuriam baisiai patinka šita sritis. Aš mokinuosi pats ir tuo, ką išmokstu, stengiuosi pasidalinti su jumis jau daugiau negu 15 metų. Gerai, tai važiuoju. Kokiegi tie 3 kibirai, į kuriuos mes paskirstom pinigus pagal laikotarpį? Tai pirmas kibiras tai yra short term investicijos. Ir šitoje vietoje pinigus mes čia siekiame įdarbinti metus, nuo metų iki 5 metų laikotarpiai. Tai yra tie pinigai, kurie turėtų būti likvidesni, galbūt tos pinigus galima būtų, jeigu prireikus poreikiu, išsiimti, arba kitaip tariant, čia dedame investicijos, kurios yra tokios reikalaujančios galbūt daugiau aktyvaus valdymo, ten, kur galima įkišti šiek tiek savo pirštus ir kažką tai padaryti. Tai kas čia galėtų būti kaip pavyzdys? Tai vienas iš dabar mano tokių mėgstamiausių pavyzdžių, kas tinka trumpam laikotarpiui, bet mano galva, vėlgi mano asmeninė nuomonė, netinka ilgam laikotarpiui, tai tos pačios privilegijuotosios MicroStrategy kompanijos akcijos, vadinamos STRC. Tai yra trumpalaikis produktas metams, 2, galbūt 5, bet tai yra puikus įrankis, jeigu norite gauti mėnesinius dividendus, tai reiškia, jie šiai dienai moka 11,5% metinių palūkanų ir jas moka kas mėnesį, bet tai yra trumpalaikis įrankis. Kas dar galėtų būti? Galėtų būti įvairiausi pinigų fondai, tai reiškia kaip pinigų sąskaitos, kur generuoja, pavyzdžiui, 3-4% metinių palūkanų. Tai galėtų būti obligacijos, vėlgi nebūtinai valstybių obligacijos, bet taip pat Lietuvos įvairiausios įmonės platina savo obligacijas, kurios yra skirtos metų, 2-3 metų laikotarpį ir kur galima gauti netgi 10% palūkanų. Tai reiškia tokie įrankiai, kurie turi trumpesnį laiko tarpą, turi pakankamai neblogą grąžą ir jie yra likvidesni. Šitoje vietoje tikrai tinka tas pats įrankis Indemo ir jeigu dar nežinote, kas yra Indemo, tai Indemo yra, kaip tai paprastai paaiškinus, tai yra platforma, iš principo labai panašiai veikia kaip sutelktinio finansavimo platforma, tik tiek, kad pinigai, kurie yra surenkami iš investuotojų, už juos yra perkamos nemokios paskolos Ispanijoje. Kitaip tariant, jeigu žmogus, kas Ispanijoje iš tikrųjų dažnai vyksta, neišmoka paskolos, tą paskolą perima administruoti bankas, tačiau pats bankas tos paskolos administruoti nenori, jis nenori užsimti visų išieškojimo procesų, visais reikalais, ką reikia padaryti, iškelinti tuos žmonės ir taip toliau panašiai. Žodžiu, krūva reikalų, ypatingai žinant ispanus, tie reikalai užtrunka labai ilgai, manjana ir taip toliau. Tai ką daro bankas? Tas nemokės paskolos parduoda tokioms įmonėms kaip Indemo. Ką daro Indemo? Tai reiškia, perka iš banko neišmokėtas paskolas, tai reiškia, tam tikslui jiems reikia
pinigų, tuos pinigus jie susirinka iš investuotojų, tokių kaip aš ir jūs, ir nuperka tą nemokę paskolą. Ta nemoki paskola, jinai nėra tiesiog paskola, jinai turi savyje kartu įkeistą nekilnojamą turtą. Jie tą nekilnojamą turtą parduoda, savaime suprantama, tas laikas užtrunka, kol jį parduoda, nes reikia sutvarkyti visus teisinius aspektus, galbūt iškeldinti žmonės ir, žodžiu, perėti visą teisinį procesą. Tai dažnu atveju tai užtrunka netgi iki 2 metų. Dėl to sakau, tai nėra labai ilgas laikotarpis, bet tai nėra ir kažkas labai greito. Tai ir pardavus tą nekilnojamą turtą, savame suprantama, pinigai sugrįžta jūsų dalis, kurią jūs investavote, ir pelnas, ką uždirbo platforma Indemo. Tai pelningumas tokioje platformoje svyruoja apie 15% metinių palūkanų, kas yra tikrai labai aukštas pajamingumas. Tai jeigu jūs dar nesate bandę Indemo platformos, labai rekomenduoju ją išbandyti, o nuorodą rasite žemiau šito video aprašyme. Investavimo mokintis yra geriausia, kai imi ir darai. Tai reiškia learn by doing. Tai kitaip tariant, jeigu norite suprasti, kaip veikia ta pati platforma Indemo ar kitos platformos, ką yra geriausia padaryti, reiškia nueiti, atsidaryti paskyrą ir pažiūrėti, kaip viskas veikia iš tikrųjų. Tai mano rekomendacija, ką padaryti galite šiandien, tiesiog atsidaryti paskyrą ir pažiūrėti, kaip tai veikia iš tikrųjų. Tai su šita vieta uždarome tą pirmą kibirą, tai reiškia pinigai, kurie yra skirti trumpam laikotarpiui. Dabar antras kibiras, kur pinigai yra skirti mid-termui arba vidutiniam laikotarpiui. Tai šitoje vietoje pinigai turėtų būti investuoti 5-10 metų laikotarpiui, galbūt 15 metų laikotarpiui. Ir psichologiškai vėlgi mes suvokiam, kad šitie pinigai bus neliečiami bent jau 5 metus, geriausia 10, gal net 15 metų. Tai kas galėtų čia būti per investicijos? Nors ir nesu didžiulis fanas, bet tai galėtų būti kažkokios pavienių įmonių akcijos. Jeigu jūs pasidarėte analizės, mėgstate tą daryti, tai gali būti pavienės akcijos. Tikrai puikiai tiks į šitą variantą. Mano atveju tokia mid-term, gal net labiau kartais ir short-term investicija yra nekilnojamas turtas. Kodėl sakau mid-term, nes dažnu atveju nekilnojamo turto investicijos ir jos užtrunka ilgiau negu planavai. Tai pavyzdžiui, nupirkti loftą, jį išnuomoti, po to gali parduoti. Gali nupirkti tą pačią, kaip ir esate nupirkę, vilą Balyje, kurią pastatyti užtrunka porą metų, paskui panuomoti gali porą metų ir parduoti po ten, tarkim, 5 metų. Ir vėlgi tai yra tokie pinigai, kurie mid-termui, tai reiškia, tu turi strategiją, ką tu darysi su jais, bet tai nėra, kad laikysi tenais 20 ar 30 metų. Pavyzdžiui, ta pati vila Balyje. Mano planas ją palaikyti 5, galbūt 7 metus, vėliau parduoti, pirkti kitą ir taip toliau, kad suktųsi pinigai. Lygiai tas pats nekilnojamas turtas. Pagal dabartinius Lietuvos įstatymus, tai reiškia, jeigu tą turtą išlaikėte 5 metus ir pardavėte ir buvote deklaravę savo gyvenamąją vietą, mokesčių mokėti nereikės nuo uždirbto pelno. Vėlgi, šitą vietą būtinai pasitikslinkite, ar jūsų atveju tai galioja, pasitikslinkite visus teisės aktus, kad nebūtų taip, kad tiesiog pasakė Žilvinas video ir čia viskas taip ir galioja. Pažiūrėkite, ką reikia padaryti, kad tai realiai įvyktų. Bet kokiu atveju, mid-termo investicijos tikiuosi, kad suprantate, kaip veikia. Taip pat tai gali būti tas pats bitkoinas, ypatingai jeigu jūs tikite tą technologiją, taip pat geras variantas. Galbūt ir kai kurie ETF-ai, pavyzdžiui, tas pats Nasdaq'o 100, kuris turi didesnį svyravimą negu, pavyzdžiui, tas pats S&P 500. Tai reiškia, šičia mes dedame pinigus, kurių neliesime bent jau 5 metus, o idealiu atveju ir tuos 10 metų. Tiesa, daug kas tikriausiai klaus, o tas pats Indemo ar tiktų ir į šitą kibirą. Manau, kad taip, ypatingai jeigu tuos pinigus, kurie sugrįžta, jūs reinvestuosite ir toliau. Ir tai yra puikia strategija, ką aš tikrai eilę metų taikiau su ta pačiu P2P investavimu, su to pačiu SAVI, FinB. Tai reiškia, pinigai, kurie sugrįždavo iš P2P paskolų, aš juos reinvestuodavau, taip uždirbi gerokai didesnės palūkanas, tai su Indemo tą daryti galite irgi labai nesudėtingai. Ir trečias kibiras, tai reiškia, tai yra mūsų tas long-term kibiras. Tai reiškia, tos investicijos, kurios skirtos yra labai ilgam laikotarpiui, kitaip tariant, čia jau bus iš tikrųjų mūsų pensiniam kaupimui. Kasgi čia įeitų į šitą kibirą? Jeigu jūs investuojate mažomis sumomis, tai tas pats investicinis gyvybės draudimas, 3 pakopos pensijų fondai. Iš esmės, S&P 500 yra atitinkami fondai, kaip tas pats pasaulio akcijų fondas. Tai yra tos investicijos, kurios yra suformuotos būti laikomos 10, 15 metų ir ilgiau. Tai reiškia, čia dedame tas investicijas, kur mes nekišim savo nagų bent jau 15 metų, kur įdėjome set it and forget it. Ir tai yra viena iš geriausių strategijų, nes jeigu pasižiūrėsite, tie pinigai, kurių mes neliečiam ilgą laiko tarpą, 15, 20, 30 galų metų, jie uždirba didžiausias gražas, nes juos veikia sudėtinės palūkanos. Ir sudėtinės palūkanos labiausiai veikia būtent paskutiniais laikotarpiais, nes tada graža akumuliuojasi sparčiausiai. Kaip ir minėjau,
Čia tiks tas pats S&P 500, pasaulio akcijų fondas, mano atveju taip pat tas pats Bitcoinas ir Nasdaq'o 100, kuriuos aš laikau ilgam laikotarpiui. Tai pinigų skirstimas į atskiras reikšminės sritis pagal terminą yra labai logiškas sprendimas ir jeigu tu dar neturėjai strategijos, kaip susidėlioti savo finansų strategiją, tai galėtų būti vienas iš variantų, kaip tą padaryti. Suprantu, kad variantų yra daug, tačiau šitas man atrodo logiškas, man patinka taip valdyti savo pinigus ir vėl atskirimas į atskiras sąskaitas, atskirimas į atskiras paskyras, man yra tada aiškumas ir supratimas, kas vyksta su tais pinigais ir kokie yra tie mano finansiniai tikslai. Tai tikiuosi, kad šitas video buvo naudingas ir dar kartą ačiū Indemo už tai, kad remia šitos video ir aš galiu tada daryti šios video kiekvieną savaitę. Jeigu patiko šitie edukaciniai video, uždėk laiką, jeigu dar nesi prenumeravęs mano kanalo, būčiau labai dėkingas, jeigu paspaustum subscribe mygtuką. Ir ačiū, kad žiūrėjai, tikiuosi, kad pasimatysime kituose video. Komentaruose palik žinutę, palik komentarą, jeigu turi kažkokių tai temų, apie ką reikėtų padaryti dar kažkokį tai video, aš būtinai juos atreaguosiu ir pažadu padaryti video apie tas temas, kurios rūpi būtent tau. Ačiū ir iki pasimatymo.